A čia kur čia gal, kokį tiesioginį pataikė? Ne. Čia žydasgi. Pūkas. Ką tau? Pūkas? Pūkas? Aha. Ką tau? Nieka. Gal nori dainos? Aišku. Mes dabar kaip tik klausom šitągi. Užsakymo koncertas. Nori dainos? Katunskytė. Ko nori? Ko klausai? Pūko pukelio. Pūko pukelio. Nėra tokios dainos, sakiau aš jau senai. Kokios nori dainos dar? Ko klausaisi? Ne, žiūrėk, aš esu reikalu skambinu. Tai pūkagi dabar pageidavimo koncertas. Tai davai, su reikalu kokią dainą užsakinėjai? Žinok, labai gerai Lemanas eina. Ne, geriausia. Nori Lemano? Geriausia būtų ventukai, nu. Ventukai. O kam skirti dedikavimą? Žiūrėk, mes įrašysim tą linkėjimą. Tu dabar pasiruošk tą atidaryk rekorderį. Kur jo? Ne tau sakau, aš Tvarka, įrašinėjom. Davai, pasakyk. Davai įrašyk sveikinimą tada, palauk. 3, 2, 1, įrašinėjom. Nu, ką sakyt? Tai sakyk, Sveikink, nors, nu. Nu, noriu pasveikinti, brolį, Koks vardas ir eilėraštuką? Žiūrėk, reikia taip daryti. Sakai, sveikinu brolį, ten brolio vardas, linkiu ten to ir to, kažką tai, normaliai kaip sveikinimas, kaip per sveikinimo koncertą. Gerai, davai, įrašinėjom, davai. Pajung. Sveikinu brolį, linkiu laimės, džiaugsmo, meilės, turtų ir tortų. Ilgai kalbėti reiks. Dar, mes matai rašinėjomgi netiesioginis. Gali dar, žinai, kas netinka. Labai tu taip suveli. Ir ant galiako kokį eilėraštuką įpink ir žinok bus super. Ir tada dėsim mentukus iškart. Eina meškinės debatų, jo. Jo, bet tai iš naujo. Pradėk viską. Brolis, vardas, kiek metų ir linkėjimai. Ir eilėraštukas. Važiuojam. Įrašinėjam. Rašinėjam. Sveikinu brolį, su 31 metų gimtadieniu, linkiu laimės, džiaugsmo, pinigų, meilės. Ko dar, aš nežinau. Eilėraštis dabar? Eilėraštis eina. Ką eilėraštis, nemokugi. Mokygi, sakė apie meškiukus, tai pakartok. Apie meškiukus, tai iš reklamos. Tai gerai, koks skirtumas, reikia vis tiek ištransliuoti. Tai patys atėjęs irgi. Tai tavo balsugi, Mano balsas eina meškinas debatų, tapu, Viskas, įrašėm. Puiku. 15 litų. Kiek? 15. Pas mus minutė po 5, tai... Tai į sąsienį rašykit. Ne, tai pas mus minutė po 5, pas tave, ta prasme, į sąskaitą bus įrašyta. Tai į sąsienuką. Ne, pas mus minutė 5 litai kainuoja. Skambutis tau, tai nuskaičiavo jau. Tai jau viskas normaliai, pas tave nuskaičiuota. Jeigu dar kalbi, tai 20 prisuksi, tai gal mes tragelį. Čia rimtai? Jo, pitakas. Ne, ką darysi? Pitakas už minutę. Reikia gyventi, tai. Mus čia taip... Tai čiagi sveikinimo koncertas, tai ko tu nori? Pitakas už minutę. Žiūrėk, o kada čia pasveikins? Tai jung pūką po kiek? Po 15 minučių bus. Jo, pasakyk broliu, kai įsijungtų. Šiandien man rytojų, gerai. Tai galim rytoj, kada rytoj ištransliuoti? Rytoj iš ryta. Gerai, tai pažiūrėk. Kelintą valandą? Kelintą? Kelintą valandą? Kelintą valandą nori iš ryto, taigi iki 12, visas rytas iki 12, tai kelintą valandą. Tai apie pusę 8. Apie pusę 8. Gerai, tvarko. 103,4. Koks? 103,4. O pats iš kur esi? Aš čia iš Lazininkų kaimo. Tai va, 103,4. 103,4, jo. Broli pasakyk irgi. Žiūrėk, čia rimts ir sekas. Taip, po 5 litus į minutę ir sveikini, ta prasme. Tai dabar 25 jau litai primušėjo. Tai galim šnekėti. Tai kas čia tėra 25 litai? Gerai, žiūrėk, čia sveikins, sakyk, brolis į dar ten... Tai jaugi įrašėm viską, kas sveikina. Įrašėm jau. Gali pakartoti nori, jeigu nesigal. Ne, gerai, bus. Gerai, viskas. Tai ventukus, ne? Gerai, tvarka, įrašėm. Gerai, iki. Sekso telefonų olimpiada pasuko netikėtų keliu. Bet žodžiu, gerai, lazdininkai rūlina.